Labas, aš Tomas. Jūs abu pažįstami esat šiaip? Taip. Aš Tomas, aš nesu. Rūta. Labas ir Audrius, malonu. Juk galite jūs pažiūrėkite vieną kitą į akis. Gerai? Galite čipsuotis, aišku. Gerai. Pažiūrėkite dar pažiūrėkite. Kokias 5 sekundės. Gerai, aš paskaičiuosiu. 5, 4, 3, 2, 1. Gerai. Atsistokite šitaip. Dabar gal jūs galite ištiesti taip kairę rankytę. Ir aš paliesiu, tarkim, su kortelė kažkuria vietą. Gerai. Jūs tiesiog mintyse skaičiuokite, kurioje vietoj ir kiek kartų būtent, bet mintyse. Ir aš vėliau jūsų paklausiu maždaug keletos klausimų. Pažiūrėkite į mane sekundėlį ir galite užsimerkite dabar. Ir neatsimerkite ir nieko garsiai nesakykite. Gerai? Jeigu galite atsimerkit, ar pajutot ką nors prisiliečiant? Pajutau. Gal galite parodyti, kurioje vietoje? Iš krašto, va čia štai. Tvarkoju. Pabandom su manim. Aš manau, kad, jeigu jau man reikėjo pažvelgti į kolegę, tai kažkokia, nežinau, žvilgsnių sinergija, kažkas tai tokio, vis tiek vyksta. Aš tai manau, čia hipnozė, čia yra kažkokia paslaptis. Matai, va, tas fainiausia, kad jis yra ne scenoje, o va, čia šalia, žmonės aplinkui, ta prasme, iš karto mažiau įtarimų kyla, kad kažką tai perduoda, kažkas tai iš viršaus nusileidžia, kažkokie tai papildomi triukai. O čia šalia žmonių yra, tas va veža. Nieko garsiai nesakykit, tiesiog užsimerk ir pabūk užsimerkęs, jeigu tai gerai. Jei gali atsimerk. Tikiuosi pajutai kažką. Gal gali parodyti, kurioje vietoje? Čia. Ačiū labai. Iš tikrųjų negalvojau, kad išeis. Dėkui. Ačiū. Bijau dabar naktim nemieguosiu. Šamanas kažkoks. Tiesiog pažiūrėkite į mane ir jeigu galite nieko garsiai nesakykit, tiesiog paimkite ir užsimerkit. Būkite užsimerkus, gerai? Jeigu galite atsimerkit, ar pajutot ką nors prisiliečiant? Taip. Eglė, kokia tu baug, gali būti, kad jie šalia sėdi, dirba jų darbo vietą. Man atrodo, yra ryšys. Taip. Ryšys neįtikėtinas mūsų. Dabar supratot, ar ne? Tik dabar jau. Negaliu. Nežinau, ta prasme. Bet negali būti, kad jūs susitarė, arba jūs kažkas iš jūsų su magu susitarė. Pirmą kartą matėte? Magą tai pirmą kartą. Taip. Nežinau. Aš ta prasme kažkaip galvoju, gal čia kaip nors kokia nors vėjo ten, ką žinau.